Sveiki, su jumis Daina Bogdanienė ir informacinė grupė dirbantiems Norvegijoje. Šiandieną tema kaip registruotis Norvegijoje ir gauti nuolatinį asmens kodą Fødselsnummer. Sąlyga – ilgalaikis buvimas Norvegijoje. Taigi turite turėti ilgalaikę pajamas garantuojančią darbo sutartį arba verslą, arba būti nuolat gyvenančio Norvegijoje legaliai asmens šeimos narys, sutuoktinis arba vaikas. Privalote padaryti du dalykus – gauti registracijos liudijimą Norvegijoje ir deklaruoti nuolatinę gyvenamąją vietą Norvegijoje. Tada gausite nuolatinį asmens kodą. Registracijos liudijimas registreringsbevis gaunamas policijoje. Įeikite į selfserviceudai.no portalą ir užsisakykite laiką atvykti į policiją. Taigi, pasirinkite kalbą ir susikurkite vartotojo su slaptažodžiu. Tada gaunate galimybę užsisakyti laiką. Renkatės policijos skyrių artimiausioje jums vietovėje arba renkatės paslaugų centrą užsieniečiams – SIUA. Jie yra specializuoti centrai, kur yra ir policija, ir taip pat mokesčių tarnyba ir galėsite viską padaryti iš karto vienoje vietoje. Ir jie yra Osle, Stavangeryje, Trondheime, Bergene, Širkenės. Jų internetinis portalas yra štai šitas adresas ir ten yra informacija lietuviškai. Privalomi dokumentai policijos registracijai. Taip pat nurodyti šitame portale. Taigi įeinate į portalą, randate štai kur parašyta, kokie dokumentai reikalingi Lietuvos piliečiams ir atsidarote imigracijos direktorato portalo sąrašą su dokumentais. Taigi pasirinkote, kur atvyksite į policiją, atsinešite nurodytus dokumentus ir gavote registracijos liudijimą, registreringsbevis. Nepameskite jo, turėkite jį, paskui jau pasidėkite kažkur tai, nes jeigu pamesite, viską turėsite daryti iš naujo. Jeigu esate paslaugų centre užsieniečiams SIUA, tai iš karto iš policijos langelio jūs perves į mokesčių tarnybos langelį gyvenamosios vietos deklaracijai. Jeigu esate kažkokiam policijos skyriuje, ne specializuotame paslaugų centre, tai turėsite iš naujo eiti į mokesčių tarnybą gyvenamosios vietos deklaracijai atlikti. Deklaruojant gyvenamąją vietą Norvegijoje, tai yra daroma mokesčių tarnyboje skatetaten, dokumentai, kurie reikalingi, tai yra pasas, registracijos liudijimas, galiojanti darbo sutartis, būsto nuomos sutartis. Ir vėl informacija yra paslaugų centro užsieniečiams portale ir ten parašyta, kad kai pateiksite šitos dokumentus mokesčių tarnybai, mokesčių tarnyba svarstys, ar suteikti jums nuolatinį asmens kodą Norvegijoje. Ir paskui šitas kodas jums ateis paštu, dėl to turite nepamiršti užsirašyti ant pašto dėžutės savo vardo ir pavardės. Daugiau informacijos galite rasti internetinėme portale gyvenunorvegijoje.no, į paieškos laukelį įrašykite žodį ID numeris. Dar vienas labai svarbus dalykas, kad ir D numeris, ir Fødselsnummer yra jūsų asmeninė informacija ir slapta informacija. Išmokite šitos numerius mintinai. Jums jų dažnai reikės. Turėsite pateikti ir gydytojui, ir NAVui, ir kitom institucijom. Jūsų klaus šito numerio. Tačiau nedavinėkite šio numerio bet kam ir žinokite, kam jūs jį davėte. Štai ir viskas šį kartą. Ačiū už dėmesį. Kitą savaitę mūsų tema trauma darbe. Likite sveiki ir geros vasaros.